Tradiciškai sveikinamės iš Žemaitaičio kuchnios. Šiandieną mes gaminsime tiek įdomų patiekalą, tai mes turime silkės filė, mes turime su lupenom bulvės virtas ir mes padarysime tokią užkandėlę. Ta užkandėlė tinka visur, tiek tiksliau po pirties, jeigu yra noras, tiek jeigu noras ir atvažiuoja svečiai vieno kąsnio su mišnuką padaryti. Ir mes to jau iškepsime bulvę. Bulvės mes susipjaustysime. Aišku, mums, kol bulvės keps, mes darysim kitus dalykus. Tai bulvės irgi pjaustomės grįžinėliais. Kaip matote, kaip ir sakiau, bulvės yra su lupenom, nes jos ir įsisaugo, nesubyra, nesukrenta bulvės. Bet mums reikės, aišku, ir padažo. Bet prie padažo mes perėsim šiek tiek vėliau. Dabar, kol sviestas tirpsta, iš tikrųjų reikia kepti, kaip ir sakiau, ant sviesto. Daugelis kepa ant aliejaus. Aliejus, aišku, gal labiau paskrudina, pakepa, bet man sviestas yra daug skaniau, kai bulvės apkepu, nes bulvės gaunasi tokios, į saldumo pusę, nes tas sviestas, ta grietinėlė, tai fantastiškai priduoda tokio skonio. Aš jų neskrudinu, nedarau kaip čipsus. Kiti daro, kai čipsą tą pačią bulvę suskrudina, sudegina. Man patinka, tai bulvė tokia šiek tiek, kad jaustumys. Tai va, toje pat, jau įkaista. Dedame mes bulvės supjaustytas ir apkepsime. Kai mums pasidarom padažą, kaip ir sakiau, aš naudoju realiai du tokius didelius šaukštus graikiško jogurto. Naudoju 2 šaukštus majonezo. Naudoju dieviškai, kaip gerai, kaip skaniai kvepia, krapų. Naudoju petražolės. 3-4 mažiukus agurkėžius. Tada naudoju kaparėlių arbatinį šaukštelį. Kažkur tai grubiai. Žiūrėsim pagal skonį, jeigu reikės dar dadėsim. Ir, žinoma, naudoju garstyčių. Visą tai paimam ir su blenderiuojam. Kokios gražios, matote, paskrudusios. Dedame mes jas į lėkštutę. Reikės, kad jos, aišku, atvėstų. Silkutę va taip susipjaustame. Ir padažiukas jau irgi yra padarytas. Galima kokį čia pavogti mažą gabaliuką. Mažas gabaliukas. Dieviškai skanu. Tikrai nerealus skanu. Bet bulvės padėsim. Bulvės turi atvėsti. Tada dėsime padažėlį. Padažą laikysime šaltai, kad šiek tiek pakėtėtų. Ir valgysime. Dedame ant bulvės silkutę, padažėlį ir dedame karpukus. Kitą kartą galima tiesiog tą paimti padažą, palikti indelyje ir pats žmogus susidės, ką jisai norės. Krapas, aišku, būtinas, reikalingas. Tikrai penktadienio vakarą, šeštadienio vakarą einant į pirtį, tiksliau po pirties, ar aplamai pasitinkant draugus, svečius, tai nieko nebus skaniau, tiesiog viskas labai paprasta. Silkės filė, ją reikia iš tikrųjų šiek tiek pamarinuoja, alyvuogių aliejai, citrinos, kartais balzamiko acto pilu, grinai filiukas yra be šakėlių, be nieko. Išvirtos bulvytės su lupenom ir užkeptos jos. Ir padažiukas. Padažiuką, kaip ir sakiau, kiti mėgsta daugiau, tai tiesiog aš jį įdedu į tą ir prie silkės kiekvienas kiek norės, tiek prisidės. Šitai tas padažėlis prie daug patinka ir prie skumbrės, ir prie žuvies. Tikrai visus kviečiu nepatingėti, o pasigaminti kažką tai įdomesnio, kažką tai įmantresnio, kažką tai skanesnio.